Sveiki ir vėl, brangus tinklalaidės Autoriaus diena klausytojai. Esu žurnalistė Milda Paukštė ir kviečiu jūs dabar garso bangomis nukeliauti Vilniaus senamiestį įsikūrusią galeriją Balta Balta. Čia pokalbį susitikome su įvairialype kūrėja Rasa Jundulaitė, dizainerė, juvelyrė, tekstilininkė, edukatorė. Platūs užmojai šios menininkės bruožas. Savo konceptualiems kūriniams apibendrinti Rasa Jundulaitė pasirinko frazę random jewelry, lietuviškai reiškiančią atsitiktinę juvelyriką. Tik atsitiktinumus autorė kolekcionuoja neatmestinai, sakyčiau priešingai, itin juvelyriškai. Pasaulis šitas yra toks nuostabus, jis yra stebuklas, kaip jūs to nematot ir norisi parodyti ir mažame mastelį, ir dideliam mastelį, ir pats, ir tarp mokslo, ir tarp stebuklų, šokinėjai, kažkur, tik viskas įdomu. Ir tas random jewelry buvo tikrai neatsitiktinai pasirinktas, man tikrai ne vienas žmogus yra sakęs, oi, ten nesuras, ten tas dirbtinis intelektas, čia dabar rinkodara visa tokia, kad pavadinimai turi būti labai kažkokie tai informatyvūs, tikslingi, ten dar kažką. O man galvo, ne, bet tai yra taip apie mane, random, viskas. Nenorit, nerasit, pamanyk, kas nori, tas randa. Kažkaip, tarkim taip. Ir vieningo stiliaus neturiu. Nes galbūt galima pavadinti tai kolekcijomis, bet yra ir vienoks, ir kitoks, ir trečioks, ir pabandai tą. Dabar galvoju, gal jau naujas etapas ir daugiau drąsos atsirado, reikės iš vis kažką tai dar kitaip pabandyti. Labai knieti nagai į mažą skulptūrą iškeilysti. Dabar jau įsidrasinsiu šiek tiek. Tai va, žiūrėsim, kuo tas viskas baigsis. Ir šita paroda man buvo iš dalies didelė šventė, kadangi aš jai besiruošdama 2 savaitės, aš tiesiog leidau savo daryti tai, ko paprastai negaliu. Tai va, čia buvo tiesiog smėlio dėžė, kurioje aš dariau kažką tokio, kurio gal neparduosi, gal kažkam neįdomu, bet man pačiai tai buvo atradimų laukas. Jeigu reikėtų vieną žodį ar frazę pasirašyti po visais savo darbais, koks jisai būtų? Stebėtojai. Turbūt, nes, jeigu jau taip jau pagal išsilavinimą žiūrint, tai bakalaurą aš baigiau dizainą, magistrą aš baigiau tekstilę ir atsitikau kaip juvelyrė turbūt dėl to, kad galbūt paaiškinti šitai vietai reikia. Mano turbūt yra matematinio mąstymo modelis, tarkim taip. Ir mazgai, man yra labai įdomus tas, kad veikimas ir principas kažkoks tai kaip yra teisingai padaroma buvo mano labai. Bet tu negali būti geras dizaineris, jeigu tu neturi galutinio produkto. Ten procesas, kaip tu tai darai, yra visiškai nesvarbus. Jeigu neturi pardaviminio to daikto, tu esi ne dizaineris. Ir kaip aš jaučiausi, pas mane visą laiką buvo stresas, tuščia galva ir visą laiką galvodavai, kaip čia išsisukti, deadline artėja. Tada aš atradau, kad tekstilė yra visiškai priešingai, jinai yra procesu paremta ir tu gali bet kada sustoti ir keisti kryptį ir nesvarbu, kur tu baigsi. Ir staiga pasidarė kur kas įdomiau. Mano tada galva pradėjo būti pilna idėjų ir tik tai spara pradėjo turėti 24 valandas, į kurios nebūtinai aš telpu ir spėjau. Ir man taip kur kas labiau patiko. Ir galų gale aš supratau, kad turbūt, bet ir kokybės norisi, nesinori to tokio plaukėjimo kažkokio, o konkretika irgi yra gerai. Ir ta juvelyrika turbūt yra tas laukas, kur apsijungia ir tai. Nes poreikis yra. Ir pavyzdžiui, ir tarp kitko irgi savose sultyse tam tikrų metų buvau užmirkusi per ilgai, labai bijau klysti, labai bijojau kažką sugadinti. Esminis lūžis mano mąstymo įvyko, kai aš 4 metam išvažiavau gyventi į Amsterdamą ir ten studijavau Gerrit Rietveld akademijai. Nuostabi institucija, jinai netraumuojant tave išima iš komforto zonos,
Ir per tai tave ugdo kaip konceptualų menininką. Ir jie sako, man ne gero studento reikia, man reikia gero menininko. Bet kuris dėstytojas tam tą patį pakartoja. Tai ten buvo tikrai nelengva, tikrai žliumbiau, bet paskui kai patiko, tai tiesiog performavo viską iš naujo. Pirmą išsitryniau save, paskui sukūriau iš naujo ir jau kitaip nebegalėjau matyti. Grįžau tą į Lietuvą ir labai norėjau tą irgi atnešti ir pasidalinti tą jausmą. Dabar jau po biškį atsiranda šitie dalykai, bet anksčiau taip nebuvo. Tai va dėl to ir tos stovyklos, kur aš su vaikais dirbu, tai yra tas formatas, kuris papildo ir būtent atliepia tą mano vaizdinį, kaip turėtų žmonės mokytis. Kada jūs jau pajutot, kad turit būtent savo braižą, kad atradot kažką, kas tikrai yra jūsų, o ne kažkieno kito? Ir kas yra labai jūsų, ko jūs niekada jokių gyvų nebeatsisakytumėt? Nu, turbūt aš dar esu procese. Tik tais vienintelis pokytis yra tas, kad anksčiau jaučiau labai didelę kaltę, kad jau turiu žinoti, nes jau turiu žinoti, o aš vis dar nežinau. O dabar tai nėra nuodėmė. Yra galbūt išsigryninimas tokios pagrindinės dvi linijos, kad vis tik yra labai svarbu yra gamta ir holizmas ir žmogaus integracija į aplinką, o kitas yra konceptualumas. Kad tai yra vis tik provokacija, kad turi būti ir edukacinis elementas, kažkokia išliekamoji vertė, prasmė. Na, man patinka, pavyzdžiui, verti karoliukus ir drožinėti. Ir kadangi tai yra mane raminantis procesas ir labai daug laiko reikalaujantis, o tai nėra tai, už ką labai žmonės nori mokėti pinigus. Nu, kas čia tokio, čia pamanyk suvėriai. Nu, o kad tu 3 kartus troselį perverinėjai, nes ten kažkas tai neteisingai gavos, arba norisi kaip įmanoma geriau, arba bandai storesnį, plonesnį, kad formą laikytų ir dar kažką. Tai tas pažaidimas, jis nematomas yra ir niekam neįdomu. O tu nori vis tai gerai padaryti. Kur jūs išgirstat tas įgarsintas arba neįgarsintas kalbas, kaip yra vertinamas kūrėjo darbas? Kodėl mes vienus daiktus netgi tame pačiame kūrinyje išaukštinam, o kitus nuvertinam? Šitoj vietoj man ir sunku atsakyti iš tikrųjų, nes aš nežinau, negaliu lysti kitų žmonių galvas ir pasakyti kodėl. Pavyzdžiui, kodėl, tarkim, 10 metų iš eilės prieš Kalėdas nieks nepirko meninių darbų apskritai. Mes galvojom, gal visi perėjo į gadgetus, tos įrankius, telefonus ir laikrodžius išmaniuosius. Vat kas pasikeitė? Gal kažkokie nesaugumo jausmai, baimė, karas. Galbūt čia kažkokie buvo ten irgi karantinai, dar kažkas. Nu, sunku pasakyti, kas dabar rinkos tą išbalansavimo visą reguliuoja. Kokios nuotaikos, bet, pavyzdžiui, mugėse dalyvavom, tai žmonės tiesiog tiesiai šviesiai pasako, ką jie galvoja. Čia tas nepatinka, čia tos nenoriu. Yra buvę tokių kurioziškų atvejų, aš kartais ten netgi pasidalinu mediniais bairiais, kaip kas nors ką nors pakomentuoja, nes aš tai daugiau 3 eurų šitą neduočiau, tu prasme, į kokį nors daiktą žiūri. Tai gerai, neduok. Kai kuriat, kokį vaizdinį turit savo kliento, nešiotojo, jeigu tai yra juvelyrikos darbas, ar žiūrovo? Aš pastebėjau, kad mano darbai patinka išsilavinusiam žmonėm, bet labai dažnai jie sako tiesiog gražu, bet brangu. Jie negali sau leisti, bet jie pasako kokį nors komplimentą, kad jiems tai patinka. Tai aš taip įsivaizduočiau, kad vis tik turbūt tas mano interesantas yra tikriausiai ne Lietuvos gyventojas ir turbūt vienas iš iššūkių yra dabar kažkaip tai bandyti lysti į tos tarptautinius vandenis. Man yra labai sudėtinga apskritai internete save pristatyti, nes vienas dalykas, aš neturiu tokių gebėjimų kaip jaunimui. Čia dabar, taip sakant, jiegi beveik visi su telefonais gimė yra. Man tai yra per sukastus dantis galiu, jeigu reikia, bet tas neteikia jokio malonumo. Ir turbūt yra, pripažinkim taip, kad yra ir tas, kur labai nenoriu. Aš geriau sumokėsiu, aš galiu pusę atiduoti to, ką aš
turiu, tik tai nuimkit nuo mano galvos va šitą momentą. Nes aš tu ir tai būdamas laisvas menininkas, tarkim, esi biški ne teisininkas, ne buhalteris, ne fotografas, ne kas tik nori, ne, bet iš tikrųjų darai viską. Ir kartais tai irgi šiek tiek vargina, galvoju, ką nors galima nuo savęs nusimest. Jeigu būtų koks nors tandemas, tai būtų žiauriai faina. Kokia būtų jūsų tobula kūrėjos, menininkės diena, kurioje jums nereikėtų derintų skirtingų vaidmenų? Turbūt tai, kaip aš dabar šiuo metu gyvenu, yra labai arti mano siekiamybės, tai mane tenkina. Tik tas galbūt net ne diena, sakyčiau, savaitė. Nes ta kiekviena, vienos dienos niekada neužtenka nuo iki pradėti ir baigti. Nes, pavyzdžiui, va čia grįžtant į tekstilę, jeigu tu turi audimo staklės ir jose turi ką nors nuausti ir turi tik po 1 valandą per dieną, tu net nepradėk, ta prasme, nėra prasmės. Tu geriau pasiskirk 1 dieną per savaitę, įlipsi iš ryto anksti, išlipsi vakare, bet tu bent kažką padarysi. Tas blaškymasis tikrai nieko kartais gero neduoda, bet jeigu taip dienomis labai struktūriškai įsipareigoji, susidėlioji, kad šiandien ieškosiu žaliavų, gerai, tas dirba, ne tas dirba, dar kažkas tai. Pavyzdžiui, tarp kitko į parduotuvės tai čia jau kraštutinumas ir aš stengiuosi, ten nėra neįdomus daiktai, aš stengiuosi kurti iš to, kas yra aplink tave, nes jie jau yra su įbrėžimais kažkokiais dar kažkuo ir dėl to jie yra automatiškai įdomus. Tai man tas grožis yra tas pagal japonišką wabi-sabi. Ta koncepcija, tai yra nuostabu. Tada kartais užtrunka laiko, pavyzdžiui, turi dalį, bet kažko trūksta ir net nežinai, ko trūksta. Bet lauki, ką tau gyvenimas pasiūlys irgi. Ir staiga paskui, yra buvę, kad aš vienus karolius susivėriau iš to, ką pirkau Anglijoje ir ką parsivežiau iš Afrikos. Tiesiog jie sulipo tada, kai jie būtų atsitiko pas mane stalčiai. Tai vadinasi, ir tokių momentų irgi išlaukti reikia. Tada reikia užsispyrimo. Pavyzdžiui, būna vienom dienom tau yra geriau pjaustyti kažką, tai ten drožinėti ir taip toliau. Yra kitom dienom, kai tau puikiai lituojasi ir net negali patikėti, kad tu savaitės darbą padarai per 1 dieną. O būna dienų, kai būtinai reikia, terminas yra kažkoks tai ir gadini, užsispiri. Kartais pritrūksta kantrybės, kartais per sukastus dantis pabaigi, bet nelieki jau toks labai laimingas tų rezultatų. Visai būna, aišku. Tai aš manau, kad tas žmogus, kuris neturi atitrūkimo nuo gamtos, jis yra tas, kuris gali išvelgti kažkokią vertę tame, ką aš darau. Nes mano irgi supratimu, pavyzdžiui, gamta jau pati sukuria tokius nuostabus dalykus, kaip kriauklyti. Galbūt tavo kaip menininko yra tas stebėtojo elementas, yra tas, kad tu tiesiog nušluostai kokias dulkės, samanas, nuvalai ir viskas, svarbiausia nesugadinti. Jau visa tai, kas yra, jau yra gražu. Bet, pavyzdžiui, aš vis tiek labiau galbūt linkusi daryti kokiam nors renginiam, mūgiam arba tiesiog pasiūlyti į kokią nors įstaigą, kad kas nors paimtų ir pardavinėtų. Nes tiesiogiai su klientais man yra labai sunku dirbti, aš nenoriu. Paminėjote tas aktualijas, kad ir karo nuotaika vienaip veikia. Kalėdos galėtų veikti taip, kitasyk nesuveikia. Tai tvarumas yra ta europinė, bent jau labai ryški tendencija pastarojo meto. Kiek jinai jūsų kūryboje yra integruota, kiek yra svarbi, o gal jūs kaip tik norit prieš ją maištauti? Tik, kad nemaža dalis čia yra, taip sakant, iš to, ką randi. Aš turbūt užaugau šeimoje, kurioje mes turbūt niekad nepirkdavom nieko, kol dar galima taisyti. Mes mokėmės visą laiką viską remontuoti. Kartais tai užknisa, žinokit, nuoširdžiai. Bet kita vertus, tu tą kiekvieną daiktą vertini kitaip. Ir užaugai tarp tvarių daiktų. Jie dešimtmečius veikdavo nelūždami. Ir automatiškai tai tokį, ir tą mąstymą susiformuoji tokį. Grįžkime į galeriją Balta ir į eksponatus, kurie čia yra. Priešais mano akis yra sąrašas, retrospektyvinė paroda
43 pozicijos, šiek tiek daugiau žodžių, bet ne per daugiausiai, nes kai kurie kūriniai yra pavadinti vienu žodžiu. Kaip manot, ar tas žmogus, kuris čia ateis ir paims į rankas sąrašą arba jo nepaims, turi galimybę, nuskaityti jūs kaip autorę, suprasti, kokios yra jūsų vertybės, kokios yra jūsų esminės kryptis, ir ko galbūt netgi galima iš jūsų tikėtis kitoje parodoje. Jeigu jau kalbant apie konkrečiai šitą parodą kaip retrospektyvinę, jinai yra išimtis, nes aš tokią tarsi koncepciją turiu, kad mano visos parodos pavadinime turėtų turėti galūnę ėjimas. Kažkoks tobulėjimas, mokėjimas, turtėjimas, kažkas tai tokio. Tai reiškia, man yra procesas labai svarbus ir tai yra judėjimas kažkokia kryptimi. Šiuo atveju to buvo visiškai atsisakyta ir uždavė aplinkybės turbūt šitą vietą. Nesykį esu girdėjusi iš, pavyzdžiui, menotyrininkų, kas tu tokia ir ką tu darai, mes apie tave nieko nežinom. Nes aš iš tikrųjų toks esu slapukas ir nelabai viešinuosi, o ką aš darydavau užsienį arba dar kažkur tai nelabai ir žinojo žmonės. Jeigu aš dažniausiai dalyvauju kokiuose nors konkursuose, kur siunčiu po vieną darbą į užsienį ir jie visi vienu metu niekada nebuvo eksponuoti. Tai paėmiau ir pagalvojau, šitą spragą reikėtų užpildyti. Dar galvojau, kad ne viską rodyti, nes jeigu jau taip, tarkim, kaip čia, ar epochomis, ar kolekcijomis, kaip čia pavadinti geriau, jie labai skirtingi yra ir būčiau atsisakiusi, kol nebūtų įkalbėję. Kaip suprantu, labiausiai dvejoja dėl darbų, kuriuose dominuoja įvairiausi kiti prekių ženklai, ne jūsų prekių ženklai. Plastikas, ne visai natūralūs ten tokie yra. Netgi etiketės jos yra sintetinės tos, kur geriausiai austas matosi. Kodėl renkatės tokią medžiagą tuomet? Tai čia šitoj vietoj tada jau pirmas klausimas, ką aš noriu pasakyti, o tada kaip ir iš ko, jau tada yra kitas klausimas. O kadangi pabandyti visada viską yra įdomu, tai dar ateičiai jau esu sumaniusi, bet dar nerealizavusi dar dalykų, kurie papildys šitą ir dar daugiau plastiko bus. Ar tvarumas, pati tvarumo idėja kartais jūsų kūryboje kontrastuoja su meninė vizija ir kokius vidinius sprendimus kaip menininkai tenka priimti, pavyzdžiui, tą patį plastiką naudoti, kai šiaip neribojama idėjos galbūt rinktumėtės visai kitas medžiagas. Šiaip tai, jeigu galėčiau atsisakyti visko, kas kenksminga, tai aš taip turbūt ir padaryčiau ir pasilikčiau tik su natūraliom medžiagom. Jeigu, tarkim, metalas, akmuo ir medis, ten kriauklė kokia nors kažkas iš gamtos, tai būtų pagrindiniai elementai. Šiuo atveju, pavyzdžiui, vis tik yra neišvengiamas dalykas jungiamasis kaip epoksidinė derva, kur yra iš tikrųjų didelis nuodas, brudas ir mielai atsisakyčiau, bet kol kas ne visada pavyksta. Bet dėl to, pavyzdžiui, stengiuosi ieškoti ir kokybiškų, ir gerų medžiagų. Tarkim, atradimas buvo trosas plieninis, kur galima užmegzti mazgą. Ir tas mazgas laikosi ir tai jau keičia tam tikrą užsegimo dizainą, kur nebereikia tų visų nuodingų dalykų klijuoti ir taip toliau. Tu tiesiog užriši ir jo nebesimato, tu paslėpi. Buvo toks etapas turbūt, kur aš save gerokai susistūmusi buvau į aklavietę ir turėjau tokią spragą, tarkim taip, kad atrodo, tu ką bedarysi, viskas kenkia, viskas blogai, žodžiu. Ir paskui sėdėjau, galvoju, ne, pala, šitaip negali būti. Ir gal net ir vegetarė maniau, kad liksiu ir viską, ir tai atėjo ir praėjo. Nes supratau, kad tiesiog tai niekur neveda. Tada aš ieškojau būdą, kaip savo sąžinę nuraminti ir rasti tą tokį nekonfliktinę, kompromisinę tokią situaciją. Ir aš supratau taip, kad man yra geriausia taip. Jeigu reikia lapo nuo šito medžio,
aš ateisiu, aš atsiprašysiu to medžio, pasakysiu, kad bus garbingai panaudota ir pasiimsiu tai, ko man reikia. Ir šitos koncepcijos dar po šiai dienai laikausi, kad tai yra pagarba ir tai, nepaimsiu ir neišmesiu, o tikrai reikia. Ar yra darbų, kuriuos iš čia esančių darbų, kuriuos esate įsimylėjus ir nesvarbu, kokią kainą kas nors pasiūlytų, ar kaip labai jo norėtų, jūs pasiliksit savo, nes per daug ten yra jūsų širdies įdėta? Yra. Ir gal net ir ne vienas. Bet tikriausiai tas, kur sudžiūvęs paparčio žiedas, kur, iš kaulo, kur padarytas yra. Aš galiu jį pakartoti, bet su šitokiu užsegimu ir šitas konkrečiai jis bus mano ir aš jo niekam neperleisiu. Čia jau man. Pakartoti panašu taip. Turėjau mokytojus, kurie sakydavo, neįsimylėkit savo darbų, ir turėjau mokytojus, kurie sakė, į kiekvieną darbą reikia įdėti savo širdies. Tai, žodžiu, kažkaip tai laviruoju tarp to ir tarp to. Ar esat kada atsisakiusi parduoti kurį nors savo kūrinį, dėl to, kad nesutapo nuomonė galbūt, gal požiūris su pirkėju? Ne visai. Yra vienas žmogus, su kuriuo nenorėčiau turėti reikalų, o jinai vis grįžta ir aš jūsų gerbėja. Ir tu sėdi ir galvoji, aš vieną dieną mandagiai vis tik pasakysiu, kad, nenoriu. Aš turiu teisę irgi rinktis. Ne jūs tik tais diktuojat, bet man irgi nemalonu. Tai taip yra toks žmogus, kur net nupurta. Kas nupurta? Vienas dalykas yra piknaudžiavimas, kur ir taip ateina ir sako, kaip neturiu pinigų, kuo pigiau, ir tu vos ne už savikainą parduodi ir dar nukaulyje. Žodžiu, o paskui paaiškėja, kad ne taip jau ir blogai ten yra gyvenama. Vienas dalykas. Antras dalykas, įžulumas kartais. Pavyzdžiui, dar papildomai paprašo kažkokios paslaugos. Pavyzdžiui, pailgint, patrumpint, dar kažko, tu tą padarai. Papildomai mokėti nenori už tai, tarsi tai yra į savikainą įtraukta. O galų gale maždaug sako, tai jūs man atveškit, aš panoramai su šeima valgau restorane. Tai tu dar esi ir kurjeris, ar jūs rimtai? Žmogiškasis faktorius yra labai svarbus. Tu mesgi ryšį, vis tiek, tu parduodamos kažką, tu vis tiek palieki tokią giją kažkokią nematomą. Bet, Dieve, negi nenuleisi, jeigu tu matai, kad akis žiba, o iš tikrųjų kukliai apsirengęs. Kaip? Negi. O kartais matai, kad ten auksas ten kilogramais ir ateina ir sako, kiek norit? 80, aš girdžiu 50. Ir tu toks, sėkmės, aš suprantu, kodėl jūs tiek daug turite. Kad, kaip sakant, atsvertumėm tą svarstyklių, bent jau į lygį nustatytumėm vienodą, tai noriu paklausti, kokia yra pati šilčiausia istorija likusi su klientu, kai jūsų darbas tapo jo gyvenimo dalim ir nesijautėt, kaip sakant, savo sąskaitą tą žmogų papuošusi. Netgi keli atvejai yra tokie buvę. Vienas yra moteriškė ateina kiekvieną mugę, pasipuošusi tais darbais, kuriuos pirko iš manęs. Jis sako, aš kiekvieną dieną juos nešioju ir negaliu atsidžiaugti ir vis dar, ir va. Kitas atvejis yra buvęs, kur sakiau, sudėtinga užsisekti, bet jeigu užsiseksit, gerai jausitės. Sako, aš net miegu su jais. Ir reiškia, aš nejaučiu tiek patogu ir tada irgi pagalvojau, kad labai faina. Ir dar buvo toks atvejis, kur atėjo vyras ieškoti žmonai dovanos. Ir sako, galima nufotografuoti, aš nufotografavau. Matyt, skambino, klausė, kažką matyt siuntė. Žodžiu, grįžo po 10 minučių, nupirko. Ir dar po pusvalandžio ateina moteriškė, jau įsisegusi, pasipuošusi ir sako, man vyras vakar taip padovanojo. Tokie dalykai, aišku, kad šildo.
ką iš tų žinučių, kurias siunčiat kitiems edukacijos formą, labiausiai, norit ir pati nuolat praktikuoti. Juk tai būna, kad mes mokom ir nebūtinai ką patys 100% praktikuojam, kuo labiau gal tikim, kad taip turėtų būti. Tai ko jums pačiai labiausiai reikėtų ir kaip kūrėjai, ir kaip asmenybė apskritai? Tokio vienareikšmiško aš turbūt neturiu atsakymų. Tiesiog sveikai žiūrėti į sveiką gyvenimo būdą, tarkim, galbūt siūlyčiau praktikuoti ir su pagarba žiūrėti į aplinką. Manau, kad žmogus, kokie jo ten ego nebūtų aukštas, jis yra vis tiek gamtos dalis ir nereikėtų susireikšminti taip smarkiai. Ir tiesiog pagarbos vieniem kitiem, tiesos. Aš negaliu atskirti gyvenimo būdo nuo kūrybos. Aš negaliu atskirti savo poreikių nuo bendruomenės kažkokios. Man bendruomenė irgi yra labai svarbi. Tu esi kažkieno dalis. Ir tiesiog kažkaip tai, žmogus tai gyvena skruzdėlyne. Vis tiek tai yra miestas, tai yra bendruomenė. Taip sakant, išmokti atskirti, ką gali įtakoti ir susitaikyti su tuo, ko negali pakeisti. Kažkaip tai laimės ieškoti ir suprasti, kad gali laimingas būti bet kur ir bet kada. Toks labai paprastas. Štai toks labai paprastas ir kartu tikrai gilus buvo šiandienos pokalbis autoriaus dienoje su menininkė Rasa Jundulaitė. Jei mūsų pokalbio klausysitės jau pasibaigus retrospektyviniai Rasos Jundulaitės Random Jewelry juvelyrikos parodai galerijoje Balta Balta, vis tiek užsukite čia ir tikiu rasite ne tik autorės kūrinių, bet ir aktualiausių nuorodų jos kūrybą. Dėkoju Jums, mėly klausytojai, už kartu praleistą laiką ir kviečiu vėl susitikti kitose tinklalaidės Autoriaus diena epizoduose. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Čia buvo žurnalistė Milda Paukštė. Iki malonaus.